pasakys, aš nežinau. Nu ir antrą, kur nepalaidė, norėjau palaisti Kazimieras Streikus. Ir ją dukte, anksčiau Streikiotė, dabar jau Jasiūnienė, Kristina. Iš Utenos abudu. Nu, duos va Kazimierui biškį atsgaut. Labas, Fulgentai, nespėjom pasisveikinti. Visada šventės su muzikontais malonu. Ir vat man razaiškinkit, nu, matyta, Dainius biškį parjaunas razaiškinti. Fulgentai, kaip jūs vienas Raseinių, sakytas Vilniui? Aha, atsiprašau, bet pratęs papokpiški paskaitimai. Da, dvi kėdės laisvas, tai da vienas duetas Zita Stanavičienė ir Stepanas Rumba, abudu iš Kauno. Vienas pas Kryblium, kita šiaip susbangalus. Nu tai, Fulgentai, kaip čia pratęskim mūsų tų šnekų? Kaip jūs čia susgrojat, kaip čia vieni telefonais, ar čia jūs kompiuteriais, ar kaip? Pradėjau domėtis žymiais Lietuvos muzikantais ar manikieriais ir netyčia kažkur aš per Skype, per Facebooką radau adresą, paskambinau, susipažinom ir nuo to pradėjom susitikinėti. Vasarą nuvažiuoju pas Dainių. Tenai popietę padarom gerą, gerai sugrojom, po truputį pradėjau mokintis mane ir va, tapau šiokį tokį muzikantėlį ir aš. Šiaip tai būtų patarimas, kad jums būtų repetuoti geriau, taip abiem pavienodai apie Kaišiadorės, kur tai būtų. A ne? Nu, nuo jūsų pradėsime, jeigu pakalbinau. Ai, tai šnekėjai dabar, matai, Fulgentas, kad būtų lygęs vienodas sąlygas. Mes žinau, kad norim pagalbą pakviesti, nusisamdėm puikiai šokėjus. Mano, ką jiem yra vietas šok. Ai, čia noj, žada tait sieną. Žada labai kviečia. Ar nebus Petras tik tai? Tie patys, nors mano pati kompanija. Nu šaunuolė, tie Sarmatas nepadarys, brasiai. Tai, kanonis, nu, kai jūs pradėsite grot, matyt, ateis tada šakėjai. Nu, tai gal kaip nors suspėsi. Nu, jau grojam? Grojam. Tai jūsgi grokit ir šakėjai prisijungski. Tai foxtrotas. Marijana. Ach, Marijana, net nelietuviška žiūrėjau. Čia daug groja tokių žymių muzikantų senovinių kaip Jonas Dainys, tai va čia vienas iš jo firminių foxtrotų. Nu tai kaip ir aukštaitis, kaip ir žymus, tai va mes norim pabandyti atkartoti. Ne kaip yra, tikrai aukštaitis. Tai šiaip nuo Degučių. Yra valsas žymus Algimanto Mieliauskas. Degučių, tai va Jono Dainį jisai. Ir harmonika. Šitą va priklausė Jonui Dainį kažkada prieš 40 metų. Nu, geros rankos paskui Vaitonį. Ai, tai čia iš Vaitonio tai. Jo, tai čia ir Dainį priklausė ir Dainį prieš, paskui Vaitonį. Svietė, brangiausias kokia istorija, bet svarbiausia, kad tas tikrinės harmonikas atsiduria muzikontų rankos. Nekur tai pelyje, palaipiai kakioj, per muzikontus ir Katrė va groja. Nu ir grojam.